Sveiki gyvi, kai kam labas vakaras, tie, kurie tiesioginė transliacija, tie, kurie stebit jau tik tai įrašą, tai va šito maždaug vietoje YouTube greitų metu atsiranda kvietimas prisijungti prie mūsų bendruomenės. Tai aš labinuosi su mūsų School bendruomenė Mastering Awareness ir šiandien įprastas mūsų antradienio susitikimas. Kartais turime svečių. Gal tiksliau pasakyti, dažniau turime svečių, negu dažniau patys tik tai kalbamės. Ir šiandien turime viešnią, kuri pristatyta jau su tiritambais visais bendruomenė, tai aš jau daug neįsiplėsiu dabar, bet čia vat jau kviečiu, jau mes dviese esame. Olga, labas, malonu tave vėl matyti. Aš tokiam dabar, žinai, dviprasmiškai tokioj situacijoj. Čia, kur aš esu, už stiklo, už lango yra ta vieta, kur mes podcastą kartu įrašinėjom prieš. Klausyk, kokie meteliai jau galbūt. Ir irgi kalbėjom apie panašius dalykus. Apie balsą. Paskui turėjom balso treniruotės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šiandieną Olga Polevikova, žmogus, kurį aš nežinau, kiek mes metų pažįstame. Bet kiekvieną kartą, kai Virš 10 jau tikrai. Virš 10, jau tikrai virš 10 jo. Ir kiekvieną kartą, kai susitinkam, atrodo, kad tik tai vakar išsiskyrėm. Tikrai yra toks jausmas. Atrodo vėl, kad viskas neseniai vyko. Tai šiandien, Olga, sveikinamės jau kitam truputėlį amplua. Tu esi mūsų School bendruomenės viešnia. Ir kaip supratau, iš kitų komentarų, labai lauktas svečias, labai laukta viešnia. Nes kai pristatėm temą, kad balse slypi labai daug dalykų, visiems patapo labai įdomu. Nuo to, kad kodėl mes kartais turim šaukt, kartais griaudėti, vis tiek mūsų negirdi, kitą kartą savęs įrašą negalim išgirsti, klausyti ir taip toliau. Tai visą šitą dalyką galbūt Olga kaip profesionalė, scenos kalbos profesionalė, mokytoja, kalbėjimo, gal pristatys pati, o aš daugiau būsiu toks mokinys, kaip ir visiems kitiems, kurie čia turi galybę klausimų. Tai Olga, viskas, aš baigiu kalbėti. Sveika atvykus. Ačiū labai už kvietimą. Iš tikrųjų labai malonu kiekvieną kartą susitikti ir su tavimi, ir su bendruomenė, kuri aplink save ir savo idėjas. Ir visada labai smagu susitikti ir pasikalbėti apie balsą. Mes iš tikrųjų su Povilu susitikome tikrai daugiau negu 10 metų, nes neseniai paskaičiavau, kad Fitzmaurice sertifikuota mokytoja aš esu šiais metais 10 metų. Ir mes planuojame su mano bendruomenė, o išvažiavau ten jau tikrai po to, kai mes susipažinome, tai geri kokie 12-13 metų. Ir aš atsimenu, kai pirmą kartą Angarė mes susitikome per rytinį susitikimą verslo klube ir tu paėmėjai mano vizitinę ir taip. Balso algoritmas, kas čia tokio balso algoritmas? O aš atėjau, čia buvo labai seniai ir man vis nežinojau, kaipgi paaiškinti viešasis kalbėjimas. Taip, viešasis kalbėjimas, bet esminė viešajame kalbėjime. Čia balsas ir ieškojau daug metų, kaip tiesą sakant, nelabai iki šiol atradau tuos tikslinius paprastus žodžius, jų padaugėjo tikrai, bet dabar gelbsti tik tai vardas, kurį užtarnavau tas tiek metų. Tiesiog žmonės ateina susitikimus, ateina į klases ir mes galime kalbėti, bet dar pradedant, prieš pradedant apie patį balsą, ko aš tikrai vengiu, vengiu tokių pokalbių, žinote, jūs ateikite ir balsas, tai yra taip, čia dabar viską pagydysime. Tarp kitko, mačiau klausimą apie healing efektą balsą, būtinai paminėsiu. Bet čia svarbiausia, kad nepagalvotumėte, kad būtinai kažkas čia neveikia, jūs ateisite ir mes pataisysime, jūsų balsas nelabai tinka, o dabar mes padarysime taip, kad tiktų. Tai tokie pokalbiai man atrodo ir nėra sąžiningi ir nėra naudingi. Apie ką tai? Mažiausia, ko man norisi, kad žmonės atėję į pokalbį su manimi ir balso temą išeitų dar su vienu papildomu kompleksu. Tai čia taip nėra. Nėra tokių balsų, kurie teisingi ir tokie, kurie neteisingi. Aišku, būna, bet labai retai būna, kai balsas patenka į tą amplitudę, kur tikrai ne apie sveikatą, ne apie emocinę sveikatą, bet tai yra vienetiniai atvejai. Kad balsas gali būti pilnesnis, tikrai taip, bet ir kūnas gali būti lankstesnis, ar ne?
kad mes Jo. neišnaudojame savo potencialo balso. Tikriausiai, bet tai yra normalu, nes ir kūno, kol ten nenueisi į jogą, nesuprasi, kaip tu susilenkti gali. Tai čia ne apie tai, kad kažko trūksta, o apie tai, kad yra dar papildomas resursas, yra dar papildomi vartai tyrinėti save. Aš labai pamėgau tokį pasisakymą, nustokime jau save tobulinti, pradėkime save tyrinėti. Tai balsas tai yra apie tyrinėjimą savęs. Praeina laikas, keičiasi mūsų vaidmenys. Čia aš buvau mergaitė, čia aš jau mergelė, čia jau aš jauna žmona, čia aš jau jauna mama, o čia aš jau mama 3 vaikų, o čia aš jau turiu patirties 20 metų ir mano statusas keičiasi. Ir kiekvienas tas pokytis veda ir fizinius pokyčius, ir balsų pokyčius, ir įvairius pokyčius. Prie jų reikia prisitaikyti ir toliau gyventi. Tai tas tyrinėjimas savęs jis yra begalinis ir galbūt jis turėtų būti nuolatos mums įdomus, nes tikimybė, kad pasens mūsų smegenys yra mažesnė. Tyrinėti, ieškoti, nagrinėti. Tai balsas man yra prietekstė, tik tai priežastis kalbėti apie vidinį pasaulį, apie ryšį su pasauliu, apie galimybės, neatrastus klodus savyje. Ir balsas, taip, kaip aš mėgstu pasakyti, nebrangiai, ne per ilgai leidžia mums tokį pagreitį pajausti tame patyriminėme kelyje apie save, apie kitus, pastiprinimo kažkokio. Labai dažnai aš girdžiu, kad ateina pasitikėjimas, bet vėlgi ne todėl, kad jo nebuvo, o todėl, kad pasikeitė jo galbūt kokybė, gal jis tiesiog pasikeitė. Tikrai kartoju, kad kiti žmonės tai daro per lyg žaidimą, kiti per fizinės praktikas, per kūno praktikas ir taip toliau. Aš moku tai daryti per balsą, man balsas yra labai įdomu, mane labai traukia iki šiol scena, aš buvusi aktorė ir teatro vadovė. Ir aš galvoju, kad ir tas viešasis kalbėjimas yra tiesiog prietekstas, aš negaliu pasakyti, ateikite žmonės, skaitysime eiles, nes tai duos jums labai daug kokybės kitos gyvenime, nes tikrai apie eiles sunkiau būtų papasakoti, ką mėgėrit. O viešasis kalbėjimas yra iš tikrųjų tema, kurią domisi daug mūsų ir mes turime mokėti. Ir čia tokia sankryža. Ir balsas, ir viešasis kalbėjimas, ir scena, kuri mane traukia. Ir mes susitinkame apsižiūrėti ir panagrinėti. Ir visada būna smagu, nes balsų mūsų, taip jau susiklostė, kad mes augome, dauguma iš mūsų arba tada, kai ne apie asmeninį augimą, nes reikėjo labai išgyventi ir po sausio įvykių daug ilgai reikėjo išgyventi ir išmokti naujame pasaulyje dirbti. Tai tam nebuvo skirta pakankamai dėmesio. Aš nemėgėjau globalizuoti, nes nereikėjo žmonių laisvų, galbūt reikėjo, ne mano reikalas tame, kad mes neturėjome tokios patirties, kurią dabartiniai mokiniai turi, arba dabartiniai studentai, arba Amerika yra labai gražus pavyzdys, kaip gebėjimas kalbėti yra ugdomas nuo pat pradžių, nuo pat ankstyvos mokyklos. Tai mano įėjimas į balsą ir kalbėjimą yra toks, ne pataisykime eilinį kartą save, bet pasižiūrėkime, gal yra dar tokių kambarių, kur yra įdomybių ir gėrių. Oi, tas tyrinėjimo reikalas, tai žinai, galvoju, dabar turiu valandą, kaip dabar patyrinėti dar papildomai tada daugiau. Olga, ačiū tau už tokią įvadą truputėlį ir vėl tokie, žinai, vėl įvardintas apie patyrinėjimus. Ar aš dabar galvoju, mes turim tuos klausimus, kurie School bendruomenė jau buvo pateikti ir dabar galvoju, yra vienas kitas autorius, tai mes pakviesim jį čia, kad jisai jau būtų ir matomas. Ir aš galvoju, tą patį klausimą dar patyrinėti papildomai gali. Bent jau dabar aš taip, kaip juos buvau perskaitęs prieš tai, aš dabar dar kitaip juos perskaitau. Tai ir man taip knieti, žinai, dabar imkim iškart klausimus, jeigu tau okei, ir paskui galbūt dar prie to prisidės dar turinio šiek tiek. Aš matau, Rimvydai, sorry, Olga, kažką sakei, ne? Taip, mes paimėme, aš noriu irgi matyti, aš juos sudėliojau savo pagal logiką. Rimtai? Nuo ko iki ko. Gerai, o
Mes tokio dar patyrinėjimo neturėjom. Tai klausykit, gerbiamoji viešinė, kokiągi jūs logiką čia pasiūlysit dabar? Nes matai, Olga, kame reikalas, ne visi tie, kurie paklausė, šiandieną yra pasijungę online. Aha. Tai kai kuriuose vietose galbūt mes tiesiog tą klausimą iškelsim ir tada apie jį Man pasikalbėsim. patinka tavo idėja, yra klausimų autoriai ir aš labai kviečiu užduoti klausimą ir pasikalbėti gyvai, negu aš žiūrėsiu į sąrašiuką, po to mes patikrinsime ir pasižiūrėsime, kokius klausimus neatsakėme ir kuriuos nepalėtėme. Ir tegul tas pokalbis bus gyvas. Gerai, darykim tada gyvą, nes matau, kad tikrai yra tų autorių čia. Tai matau vieną Rimvydą, paskui eisiu kitų ieškoti atitinkamai. Rimvydai, prašom į sceną. Sveiki, sveiki. Labas, Olga, labai malonu tave. Labas, Rimvydai, man irgi labai malonu tave matyti. Tai mano klausimas buvo toks iš praktinio mano gyvenimo, irgi tenka coachingo sesijose su vienu žmogum kalbėti, būna kartais grupėje tenka bendrauti, o kartais ir prieš didesnę auditoriją. Ir yra tas momentas, kai norisi visus pasiekti balsu, tą apreipti turėti, bet jaučiu, kad vis dar darau tą tokį, liktai prisitaikymą. Sesijoje tai pradedu liktai su tokiu, ir balsą tą atitaikau, tai kad pasiekti žmogų. O stipriausiai tas jaučiasi be abejo kalbant su didesnė sale, didesnė auditorija, kai liktai nejaučiu iš karto, kaip ją visą apimti balsu ir prireikia laiko, kad įsivažiuoti ir liktai tą apreipti atitaikyti. Tai klausimas būtų, kokiu metodu, galbūt kokiu pratimu tą pasiruošimą arba tą perėjimo laikotarpį sumažinti ir vos nepradėti nuo tos apreipties, kurios ir nori. Aš labai norėčiau paprašyti visų, kad jūs įsitrauktumėte ir rašytumėte į chatą bendrą, ar pagaunate mintį, ar sustot, ar kažkokius patikslinimo klausimus, nes aš tikiuosi taip neatsitiks ir aš palaipsniui atsakysiu į klausimą, bet žinau, kad Rimvydas jau supranta, žino mano žodyną ir aš galiu netyčia, ne iš pradžios kažką užčiuopti. Tai tavo klausimas yra labai sudėtingas. Tai yra iš tikrųjų treniruotė ir tai visai ne apie balsą, bet apie valdymą scenos. Sceną aš vadinu bet kokį būrį žmonių, kurie yra priešais tave ir tu jiems kalbi. Susitikimas jau būtų scena. Ir scenoje veikia tam tikros taisyklės. Ir tų taisyklių nesulaužys niekaip. Kaip laikas kitai bėga stovint prieš auditoriją, scena tave sumažina, žmonės prieš tave, sėdintis, stovintis, klausantis, žiūrintis į tave, jie tave sumažina ir tu gerai, jeigu tu moki padidinti savo apimtį. Ir tai yra labai įdomus dalykas. Dabar aš studijuoju pagaliau NLP ir ten randu labai daug tokių dalykų, kurie yra mums tinkami ir mes galim ir iš ten pasisemti, ir iš ten. Mes mokinamės aktorinėje mokykloje, bet ir coachingas mums kažką sako, ir NLP mums sako, ir kiti metodai sako, tas gebėjimas padidinti savo apimtį yra labai naudingas. Kaip tai padaryti? Galima tiesiog įsivaizduoti, kad jūsų kūnas vaizduotėje, mes turime kūną ir turim inner body, kaip rašo Michailas Čechovas. Toks įsivaizduojamas kūnas. Mes jį praplečiame ir augame ir didėjame, žiūrėkite tik tai, kad būtų ne per daug. Vis tiek jausti tą santykį su savo auditorija. Mes tai darome balsu, yra tokia treniruotė, yra tokia praktika. Tu stovi viduje vamzdžio, užpildai vamzdį savo balsu, pradedant nuo apačios. Aišku, aš suprantu, kad aš dabar taip iššoku į jau kažkokias praktikas. Bet tarkim. Ir balsas labai padeda pajausti, kad tankėja oras aplink tave, kad tu didėjai. Ir tokiu būdu balsu savo ištreniruotą koncentraciją galima save privesti prie to, kad tu valdai savo vaizduotę, savo kontūrus. Ir tai iš tikrųjų veikia. Tai gali atrodyti labai keistai ir skambėti labai keistai, bet kas iš tikrųjų gyvenime
nepriklauso nuo mūsų vaizduotės. Galbūt jūs atrasite tokį procesą. Kuo toliau aš kalbu, taip, ne paskaitos metu, aš turiu omeny, nes su mokiniais, taip susitikę, pafilosofuoti, kaip aš sakau. Kas gyvenime nepriklauso nuo mūsų vaizduotės, nuo mūsų gebėjimo pamatyti tai, ko dabar aplink manęs nėra. Nežinau, galbūt jūs pateiksite man pavyzdžių, pabandykite. Tai ir su gebėjimu apriepti auditoriją, vaizduotę, groja pirmą smuiką. Įsivaizduoti, kad manęs daug. Taip, tai reikalauja energijos, taip, tai reikalauja papildomo gebėjimo susikoncentruoti. Manęs yra daug. Tai toks labai metafizinis kažkoks priėjimas. Galiu patarti paprastesnį. Ką aš dažnai rekomenduoju, jeigu jūs dirbate su auditorija ir jums reikia tos apimties, treniruokite periferinį regėjimą. Matykite šiek tiek savo už ausų ir viską, kas yra prieš jūs. Iš esmės tai yra labai panašus priėjimas. Jūs plėsite savo dėmesį ir jūs savimi savo dėmesį užimsite tą erdvę. Iš tikrųjų, jeigu dar paprašiau pasakyti, visada arba labai dažnai susiveda prie tokio dalyko. Perkelti dėmesį nuo savęs į auditoriją, į išorę, bet ne aš tu, o aš tu ir dar visa aplinka turėti ją omeny. Ir jeigu koncentracijos lygis, tokios sceninės koncentracijos, yra aukštas, žiūrovai pajaus, kad jie įeina į jūsų lauką. Ar iš to, ką aš pasakiau, yra naudos? Ar tai skamba aiškiai? Aš moku, jeigu ką paprašiau, bet čia norėtųsi įpinti ir tokios filosofijos, nes nepriklauso vieno technikos. Ir bendravimas, ir komunikacija, tai ne vien technikos. Jeigu tu neįkvėpsi ten savo vaizduotės, fantazijos, empatijos, jausmo, tai liks tik tai technikos. Aš tik tai taip, bendram supratimui ir teisingai suprantu mintį, savais žodžiais šiek tiek persakyti. Tai ar gerai suprantu, kad kiek aš tuo metu įsivaizduoju save, kiek aš matau, aprėpiu žvilgsniu ir dėmesiu publikos, iš esmės ten tas mano balsas ir keliaus. Jo, ten ir balsas keliaus, ir tiek tavęs ir bus, ir taip tave ir suvoks. Toks labai kvailas dalykas, ar ne? Kai puola meškos, ar ne? Aš ten nelabai suprantu meškose, prieš kažkokias padės, prieš kažkokias nepadės, bet yra toks, tie, kurie Kanadoje, aš tikrai žinau, tu taip pakeli rankos ir taip, parodai, kiek tavęs yra, ar ne? Tai iš esmės veikia visur, bet tik tai mes nekelsim, bet ir rankas kelsime, ar ne? Kodėl kartais mes kalbame su auditorija ir jaučiame, kad mums reikia, kuo didesnė auditorija, tuo aukštesnės mūsų rankos, tarp kitko. Nes aš irgi didėju, bet tą patį galima padaryti iki tam tikro lygio vaizduotėje, kaip aš įsivaizduoju, kiek manęs yra, kiek žmonės ir pajaus, kad manęs tiek ir yra. Koncentracija ir dėmesys. Tai vystyt koncentraciją, dėmesį, stebint auditoriją, matant ją visą. Matant. Nes dažna situacija būna, kad jeigu klausimą ypač gauni iš vieno žmogaus, nors auditorija yra didelė, tai toks lyg tai automatinis susikoncentravimas į tą žmogų būna ir tada pametu visą kitą. Jokių būdų. Aš dažnai sakau, žinote, kad manęs klausia, tai su vienu žmogum ar su visais. Ir aš visada sakau, kad auditorija tai yra vienetas ir tu esi vienetas. Ir mes kalbame vienetas su vienetu. Ir tai tas vienetas turio prasme yra didesnis už tave. Todėl mes tą nematome, turi savo dydį, bet vienetas su vienetu. Jo tas vienetas tau uždavė klausimą ir tu visam vienetui atiduodi atsakymą. Dėkui, daug aišku. Bet mes pradėjome nuo sudėtingiausio. Iš viso sąrašo pradėjome nuo sudėtingiausio klausimo. Ačiū tau labai. Aš žinau, kur dar prityrinėsim, kur patyrinėsim atitinkamai. Super, Rimvydai, ačiū tau dar kartelį irgi už klausimą ir už
buvimo čia. Tai, žinai, sudėtingas, nesudėtingas, bet apšilimą padarėm. Dabar jau nersim į kitą tada. Mačiau, perbėgau čia greitai, turim Remigijų, kuris čia turi visą laiką irgi su puokšte klausimų. Remigijau, matau, kad pats esi, tai labas ir tau. Smagu matyti. Labą dieną visiems, nespėjau, kai pavėlavau šiek tiek. Malonu, Olga, kad į draugus priėmė, nepažinau iki šiol, bet vis laik gerbiu savo srities specialistus. Tai pas mane toks vienas trumpas klausimas, parašiau 2, bet vieną praleisiu iš tikrųjų. Tai jei vyrui moteris sako, kad jo balsas gražus, bet jis nedainininkas, ką su tuo daryti? Ką aš jums pasakysiu, mėgautis santykius su moterim, kuri patvirtina visus tyrimus, jog prasideda viskas nuo ausų, taip jau yra. Kad jų ne viena, vat ką daryti, kad ne viena. Tai jau tada daug mėgautis. Klimpai, Remigijau. Jo, nu ką, tokį komplimentą ne kiekvienas iš mūsų gaus. Tiesiog ne iš vieno žmogaus girdėjau, kad galėčiau iš to duoną valgyti, bet kažkaip tai ne iš to duoną valgau, tai galvoju, kad... Nu, o ką reiškia ne iš to duoną valgyti? Jeigu balsas yra malonus žmonėm, aišku, tai yra papildomos galimybės ir visas spektras profesijų, kurios reikalauja arba bonusų būtų balsas, kurį norisi girdėti. Ir pardavėjui reikia tokio balso, kurį norėtųsi girdėti. Jeigu tavo balsas nemalonus, sėdėsi prie buhalterinių, kompiuterinių programų, ar ne, ir niekam netrukdysi. Bet aš dar kartą sakau, kad jau tokių balsų, kurie būtų visai neokiai, yra antiek mažai, kad nereikia dėl to jaudintis. Bet jeigu malonu, reikia naudoti. Galima nueiti ir perskaityti knygas į aklųjų biblioteką, pasimėgauti pačiam ir žmonėm, padaryti gėrį ir malonumą. Galima coachingą sesijas vesti irgi. Kaip sakant, jeigu susidaro situacija, tai kodėl jie nepasinaudoti, ne? Kaip Būtinai, taip. Būtinai geras klausimas. Niekada gyvenime nieko panašaus negirdėjau. Ką? Kažkaip, žinai, truputėlį ryšys galbūt nutrūkęs buvo, bet man tokia, žinai, susivedė toks gera vieta vėl tokiam patyrinėjimui, žinai, ką iš tikrųjų tas reiškia pasakymas, ką dar jisai tavį galbūt atskleidžia. Ir to, žinai, patyrinėjimas. Ką tau pasako apie tave? Tau tai yra koks ženklas, apie ką tau tai yra? Ir mes pradėtume tą grandinėlę. Čia tiesiog, ta prasme, šitą klausimą uždaviau ne tai, kad ar čia pasigirti, ar čia pasireikšti, ar kažkas tai panašaus, tiesiog galvoju, galbūt įdomiai nuskambės ir ta prasme, kaip sakant. Nuskambėjo įdomiai, tikrai. Auditorijai šiek tiek praskaidrinsim. Žmogus turi aukso gabalą ir nežino, ką su tuo daryti. Ir klausia, tai o jeigu turiu, tai kągi man daryti? Kažkaip naudotis, investuoti. Spindėti. Kaip pagalvoti, spindėti. Į ką galima auksą ir balsą investuoti? Į kažkokį gėrį tikrai galima. Jo, malonu. Žinote, čia galbūt ne visi iš jūsų girdėjo mūsų pokalbį, man atrodo, prieš tuos metus aš minėjau. Dėl balso yra labai įdomus dalykas. Jis yra iš dalies ir toks kvietimas manipuliuoti, bet tai yra jau moralės mūsų klausimas vidinis, kiek mes leidžiamės ar neleidžiam. Bet ką apie balsą reikia žinoti ir tas gėris, jeigu jau žmonėms patinka, galbūt tai ilgios net atsakomybės jums. Remigijų negu ten jau kažkokį didelį gėrį, kodėl atsakomybės, aš sakau. Bet koks menas patenka į mus per kritiko prizmę. Mes žiūrime į galerijos paveikslus, analizuojame, nors ir šiek tiek. Ir tada sakome, taip, aš suprantu tą paveikslą, man jis patinka, man rezonuoja. Nueiname į teatrą, mano mylimiausia, vis tiek pradžioj mes pažiūrime, tada kažkas ten susideda ir mums patinka. Bet tik tai muzika patenka į mus be kritiko įsijungimo. Tiesiog sak ir viskas. Dar smegenys nespėjo suprasti, muzika jau mus paveikia. Ir tikriausiai kiekvienas iš dalyvaujančių arba tų, kurie klausys vėliau mūsų, esate patyrę tą momentą, kai dar nesuprantu, arba ten ašaros nuo muzikos, arba džiaugsmo kažkoks. Wow, momentas.
todėl, kad apeina kritika. Balsas tai yra irgi garsas, tai yra muzika. Ir žmogus dar negali suprasti, kodėl mes patinkame, kodėl norisi su mumis bendrauti, kodėl norisi užmėgsti ryšį, o mes jau patekome ten, kur yra labai arti. Tai aišku, tai yra gėris, bet su tuo reikia ir su pagarba. Nepamiršti, jeigu jau duota taip, tai atsargiau. Tai suprantama, kad visiems neįtiksi, nepatiksi ir panašiai, tai pataikomi archetipus galbūt šiek tiek ar kažkas panašaus, bet, iš tikrųjų, balsas tiesiog rezonuoja kai kurių žmonių ir kai kurių žmonių tiesiog malonu klausytis. Ypač, kada šneka, stabiliai ir to lygiai gal taip. Tai ačiū O labai už Remigijų, atsakymą. jūs tikriausiai pasakėte, kad rezonuoja perkeltinė prasme, bet aš atkreipsiu jūsų dėmesį, kad balsas tiesioginė prasme rezonuoja. Jis patenka į mūsų audinius ir iš tikrųjų rezonuoja arba nerezonuoja. Tai man patinka labai, kad balsas, absoliučiai, nežinau, mano stichija, nes ten yra lygiai per pusę apskaičiavimo, žinojimo, techninių dalykų, fizinių dalykų. Tokios metafizikos, kurios nesuprasi, kurią galime tikrai pajausti. Ir jungtis balso, kaip jis gražiai ir lengvai apjungia tuos du pasaulius, yra tiesiog begalė malonumo ir galimybė. Ačiū Jums už tokį Viena iš įdomų žmogaus klausimą. vibracijų balsas. Taip. Ačiū labai. Ačiū ir Jums. Ačiū Remigijau pačiam. Bandau užmest akį, kas dar iš dabar prisijungusių yra ir klausimų autoriai. Tai jeigu kas yra ir aš dabar taip einu per kiekvieną ir jeigu nepataikysiu kažkurį, tai duokit žinot, kad jūs esat čia ir tada jau jūs iškviesim ant scenos, tos Zoomo scenos. O kol tokį rasim, tai gal tada... Tai gal aš tada prijungsiu tą klausimą apie healing procesus, ar ne? Jo, čia buvo. Ką tik Remigijus pasakė, kad tai yra viena iš vibracijų žmonių ir tame reikalas, kad kadangi balsas yra vibracijos, jos iš tikrųjų gali gydyti ir iš tikrųjų gali padėti, tarkim, sumažinti skausmą. Tikrai gali. Tai reikia mokėti, tai galima daryti su specialistu, bet skausmas gali mažėti dėl kelių dalykų, dėl psichosomatinių reikalų. Vibracija balso atpalaiduoja giluminius raumenis, raumenis atsipalaiduoja ir mažėja skausmas tiesioginė prasme. Aš turėjau vieną tokį ryškiausią, gal ryškiausias iš pradžių, todėl kad vienas iš pirmųjų dalykų, chroninį skausmą turėjo moteris skrandžio, nuolatos skaudėjo, nuolatos. Ir per 2 dienas balso algoritmo jai nustoja skaudėti skrandį. Jai tai buvo wow ir man tai buvo wow, kad oho, kaip tai veikia. O yra dar Fitzmaurice voice work, kuris yra visas principas buvo paimtas iš psichoterapeuto Vilhelmo Reicho. Ten dreba visas tavo kūnas, viskas labai įdomu ir tas drebėjimas per balsą padidina tas vibracijas ir dažnis sutampa su vidiniu organu dažniu ir tas vidinis organas irgi pradeda atsipalaiduoti. Aš jokių būdų, aišku, nesakau, kad tai yra panacėja ir dabar visi vibruokime ir skambėkime ir išsigydysime, bet tame yra labai daug prasmės ir mes naudojame tokiems tikslams irgi. O Fitzmaurice tokias ligas kaip Parkinsono lyga, sindromas, man atrodo, ar ne, tai Parkinsono lygos sindromas. Ir epilepsijos priepuoliai lengvėja, nes Fitzmaurice voice work nueina į autonominę nervinę sistemą ir ją atpalaiduoja. Tai pagydyti nepagydo, bet labai sušvelnina simptomus. Tai balsas ir toks darbas iš tikrųjų turi savyje ir healing efektus. O kadangi čia klausimas Loretos buvo, žinai, bet jinai negalės būti, bet dar truputėlį kitų dalykų šiek tiek paklausė. Gal tu, Olga, galėtum rekomenduoti kokį, ar tai praktiką, ar tai video, kur balsas, tonas, tembras yra tas healing įrankis, gydymo įrankis?
Aš nedrįšiu rekomenduoti per video tokius dalykus. Tarkim, Fitzmaurice jūs nerasite jokiam video, nes tai yra labai stiprus ir labai rimtas įrankis, kur turi būti šalia žmogus išmanantis ir tave vedantis per tą patirtį. Ką galima padaryti? Galima įjungti meditaciją per čakras, pavyzdžiui, su balsu, tokių tikrai yra ir man atrodo, kad jau užtenka ir jau įdomu patyrinėti ir, nežinau, ar kam kas daugiau patinka, ar padirbėti su to, ar pažaisti su to. Aš apie žaidimą visada atsigulti, įsijungti meditaciją per čakras su balsu, kiekviena čakra turi savo garsą ir tai yra labai įdomu. Ir tai jau apie atsipalaidavimą ir šiek tiek apie gydymą ir galų gale praktiką. Aš, žinai, jau kiek metų noriu įrašyti video pamokas ir jas paleisti, kam reikia truputėlį, tik tai ir neįtėm į super gilį. Aš niekaip negaliu patylinti. Mes patildinsim jūs, nes mes jūs girdim. Taip, mes jau patildinom, jau dabar negirdim. Tai va, ir aš ir pati norėjau įrašyti tokias pamokas ir vis mane stabdo tai, kad reikia parinkti ir reikia atidirbti antiek tiksliai, nes galima sužaloti stygas, kol mokytojas nemato. Galima ten iš tikrųjų pajudinti tą, ko nereikia judinti ir daryti labai tiksliai, ne per spazmuotas gerklas, o kaip tik atsipalaiduoti. O žinai, kaip mes girdime instrukcijas. Kas man patinka, tą aš girdžiu, o kur yra svarbiausia, tą negirdžiu. Todėl aš su tokiu atsargumu žiūriu į tokias praktikas, bet per čakras nieko ten ypatingai tu nepadarysi, nes susižalosi. O ir aš galbūt per ateinantį mėnesį įrašysiu balso praktiką ir ją paleisiu. Nežinau, ar čia jau tai pažadėti visiems ir prisijimti, pagaliau gal reikia. Pasakėjai per mėnesį, tai tik tai iki vasario 20-os belieka. Gerai, kiek mūsų žmonių? 14 žmonių, tai man gal ir neblogai tai pasižadėti, kad aš įrašysiu. Tai matai, kadangi yra dar bendruomenė, kurioje yra tuo 500 žmonių, tai galim sutarti, kad tai bus iki vasario pabaigos, bet... Gerai, ačiū. Okay. Fine, gerai, pasižaidėm. Kipkim prie kito klausimo, norisi, žinai, visus bent suspėti, kurie čia buvo paminėti. Margarita buvo klausus tokį klausimą. Kodėl mūsų balsas senstant keičiasi? Kai klausaisi jaunimo choro ir pensininkų choro, tai akivaizdus skirtumas. Čia su šypsenėlė tokia, žinai, paliktas tas klausimas. Nors patirties ir praktikos daugiau turi vyresnio amžiaus žmonės. Tai labai geras klausimas ir aš kaip tik paskutinės kokias 3 dienas galvoju, o kaipgi taip surinkti žmonės ir pasikalbėti apie balso senėjimą. Ir čia prašau klausimus. Tai nutinka dėl skirtingų dalykų, dėl silpnėjimo audinių, dėl silpnėjimo vidinių organų, plaučiai, diafragma kitaip, ar ne, presas, kuris kitaip pumpuoja orą ir paduoda į stygas. Bet esmė tame, kad ir vieniems tas senstantis balsas yra aktualesnė tema, kaip ir su rūkymu. Vieni rūko visą gyvenimą ir nieko tam balsui neatsitinka. O kiti ten porą metų, ir žiūrėk, jau mano amžinatilsį dėstytoja Dalia Tamulevičiūtė buvo žinoma savo sodrių, gilių, visiškai prarūkytų balsų. Tai vieniems taip atsitinka, o kitiems neatsitinka. Bet jeigu jaučiasi, kad balsas turi tokią tendenciją senti, galima juo užsiimti, galima eiti į chorą ir vis tiek bus geriau. Galima įvesti neilgas ir labai malonės praktikas su balsu ir lankstumas stygų išliks ilgiau ir tas balsas nepradės, nežinau, gargždėti. Gargždėjimas dėl ko? Dėl to, kad viena iš priežasčių, todėl, kad mes pradedame blogiau valdyti tuos raumenis ir tas medžiagas. Truputėlį padirbi, grąžini savo vėl lankstumą ir žiūrėk, ir balsas vėl jaunesnis.
Čia toks kaip raumuo pastoviai treniruoji ir tinkamai naudoji, nekenki jam, žiūrėk, jisai toks ilgalaikiškesnis. Aišku, balso higiena egzistuoja, taip. Mhm. Jeigu žmogus nesupranta, kad jis kalba vien ant stygų ir nepajungia visą savo kūną, o mes apie tai nepakalbėjome, ir įdomiausia žinoti apie balsą, kad mes nekalbame stygomis. Stygos tai yra mažytis tik tai aparatas, kuris pagamina tą impulsą. Ir galima naudoti tą aparatėlį tam, kad garsas būtų garsus ir didelis. Bet šiaip idėja mūsų kūno nekalbėti stygomis, o perkelti balsą į kaulus ir užpildyti tom vibracijom mūsų kaulus ir pripildyti visą kūną galų gale vibracijomis. Ir aš kiekvieną kartą, kai sakau, tai aišku visada wow efektas. Jau čia nieko naujo. Taip, bet kiekvieną kartą, kai aš pati iš naujo tai įvardinu, mes turime skambėti kaulais, tu įsivaizduoji, kai tu išmoksti nukreipti į kaulus visą savo energiją, tas vibracijas, balsą, jis daugėja, tu irgi su juo daugėji. Tu taip nusileidi į savo kūną, o čia visa kinestetinė sistema. Tu pradedi jausti save kitaip, o mesgi žinome, kuo daugiau jauti savo kūną, tuo stabilesnis, tuo labiau pasitikintis savimi tu tampi atrama pats savo. Tai balsas yra kelias, kaip savo kūną padaryti savo atramą. Ne tiesiog kūnas ir aš, o aš esu kūnas, o kūnas esu aš. Tai visada labai didelis poveikis. Kodėl mes apie tai pradėjome kalbėti? Apie senstantį balsą. Tai jo, jeigu mes išmokstame kalbėti visų kūnų, balsas išliks ilgai stabilus, gražus, jaunas, ryškus. Jeigu mes varome ant tų stygyčių savo plonyčių, jos labai gražios ir labai jautrios ir jas reikia saugoti. Bet jeigu tu išmoksti kalt per jas, ant jų atsiranda mazgeliai, jos jau negali sueiti viena su kita. Atsiranda tokie, tai dėl ko toks balselis, bet to, ko stygos negali. Kažkas kitas įsijungia, kalbėti, Olga, Čia aš bobutę kalbu, nes moku, kad padaryti taip, kad stygos nesusijungtų viena su kita. Tu dabar pateikė tokį pavyzdį, aš, žinok, natūraliai prisiminiau, aš pažįstu bent kokius 3-4 galbūt žmonės, kurie atrodo, jie kalba taip ir aš buvau kelis kartus, tu gali, sakau, piktai ką nors pasakyti. Ir tekstą kaip ir piktą sako, bet nesigirdi, kad piktą, nes jisai toks švelnus tas balsas, kad jo neina padaryti piktu. Ir aš galvoju, kad specialiai nesako. Bet pamačiau kitą dalyką, kad kai tikrai žmogus supyko, nesakė, iš vis tylėjo, tiesiog tylėjo. Nei ką nors, žinai, neištransliavo nieko. Prasme, visa ta transliacija buvo tiesiog tyla ir akyse matai, kad piktas žmogus, bet nepasako. Nei reiks, nei šauks, nei kažką, net griežtai neina pasakyti. Visas balsas yra toksai, aš nežinau, kaip užvadinti, taip kaip, žinai, angelo toks. Kaip čia tai būna, aš niekaip nesuprantu. Labai įvairios priežastys. Gali būti dėl to, kad ten stipriai užblokuoja. Žinai, tai bėk, mirk. Tai va tuo metu, kai užspaudžia, tai aš tiesiog tampu iššalusi ir negaliu, nepasiduoda. Ir kol atsitirps, reikia laiko. Būna labai dėl skirtingų dalykų, dėl fiziologinių ir dėl psichologinių irgi. Ant tiek yra įkalta, kad negalima. Ir aš visai neturiu omeny ir aš nebandau atspėti, apie ką tai buvo tie 3 tavo pavyzdžiai, bet gali būti, kad įkalta ant tiek negalima piktai kalbėti. Negalima. Tu turi būti gera mergaitė ir neduok Dieve, kažkas supras, kad tu blogoj nuotaikoj ar kad tu pyksti. Ir tas įsitikinimas yra ant tiek gilus ir viskas, pasijungia sistema, diafragma nereaguoja, plaučiai nekvėpuoja ir taip, sustingi, ar ne, vidumi. Ir tai nėra gerai.
išsišaukti kartais yra labai naudinga. Reikia nueiti į mišką ir išsišaukti. Aš atsimenu praeitais ar užpraeitais metais pas mane į mokymus atėjo vienas žmogus ir mes ten kapsim visokiausių įdomybių. Ir jis sako, aš vieną vakarą po mokymų pajutau tokį poreikį nuvažiuoti greitai, staigiai į mišką ir tiesiog prasirėkti normaliai. Ir aš taip, padarė ar ne? Ir jis padarė. Jis sako, važiavau greit, nes aš galvoju, kad aš sprogsiu. Bet aišku, mes ten judiname labai. Ten, retai kada būna, kad mes to sprogsime, ar ne, jeigu neužreiksime garsiau. Ir jis sako, atėjo toks jausmas, kad pralaužiau kažkokius ledus savyje. Ir tai nereiškia, kad jis dabar rėkosiams visur ir visada, bet buvo kažkoks blokas, kuris nepadeda, kuris tave riboja. Man nepatinka, nemėgstu. Man patinka, kai mes tuos apribojimus taip išsigudriname ir ne tik, kad apeiname, bet išnaikiname, išimame. Aš turiu žinot, kad jeigu reikia, aš pasakysiu taip, kad maža nepasirodys. Kitas reikalas, kad aš moku nedaryti kito, aš turiu ir kitų instrumentų, bet jeigu ką, aš galiu visai. Ir ta laisvė, kuri ateina per balsą, per kalbėjimą, per papildomas praktikas, pratimus, nežinau, žaidimus, kad jeigu ką, aš galiu nuo ten iki ten, žinai, būna ir atvirkščiai. Būna pasakyk švelniai savo vaikui. Ir vadovas negali. Ir visai neseniai aš turėjau tokį užsiėmimą. Aš sakau, pabandom. Negaliu. Žmogus kalba su savo vaiku, kaip su darbuotoju, kuriam jis nurodinėja. Ir jis nori, ir jis negali. Ir tai yra labai įdomu. Kodėl, jeigu nori? Ir pasakyk. Ne, ten kažkoks atsijungęs yra, nežinau, raktelis arba jungtukas. Ir irgi reikia grąžinti, kad ir švelnumas turėtų galimybę išilti iš tavęs. Mes tokie įdomus esame savo vidiniais pasauliais. Nesuprantu, kodėl staiga žmogus, kuriam sekasi, viskas, o to kanalo nebelieka. Jis dingo, nedingo. Pakrapštam, ir atsirado, o kartu su juo ir naujas spektras išgyvenimų. Tas yra gražu, kad mes skirtingai galim išgyventi tas pačias patirtis. Ne per daug aš čia jau ten kažkur. Ne, aš galvoju, kad labai siejasi su tuo, kur ir kitas. Čia gal nėra klausimas, bet toks labiau atliepimas. Dar bandžiau, žinai, taip akį primesti ir suskaičiuoti, kiek čia tų nulių, kur lektorės fainumas. 1 milijonas balų. Ir tema labai aktuali. Aš kaip sena, čia Karolina sako, reklamšikė, kabutėse, ir esu ta, kuri kartoja, kad turim įsiskirti ir būti matomi tame triukšme, bet su kokybišku, autentišku turiniu. Čia viena to dalis. Dažniausiai žmonės antrą sakinio dalį pamiršta ir važiuoja tik su kiekybė. O autentiškumas ateina, kai atrandi savo balsą, kuris po to pasiteisina visose srityse. Labai sąsaja tokia, žinai, yra tavo autentiškumas per balsą, tai, ką tu transliuoji, kokią tu žinutę transliuoji. Ir aš nekalbu apie tą, kuris, tiesiog parašomas yra, kur tu irgi savo, realiai perteiki tam tikrą žinią, tik ne balsu. Bet čia, kaip su tuo, kad antrą sakinio dalį pamiršta, jeigu nesi autentiškas, taip turbūt reikia suprasti, ne? Man atrodo, kad ne tą autorį turėjau omeny, aš to atitiksiu jos klausimą, aš atsimenu. Karolinos čia buvo. Nematau jo kažkodėl. Bet aš atsimenu tą klausimą. Aš galiu čia į čatą pas mus įmest, prasme, kad tu čia matytum tada. Įmest. Gal čia tada bus greičiau. Bet labai gerai, kad tu matai, nes man, pavyzdžiui, vienoks dabar supratimas yra, žinai, tai gal tu dar kažką papildysi tada. Man atrodo, tai yra be galo geras klausimas. Be galo geras klausimas. Iš tikrųjų, žinai, visi, kurie užsima
plius minus viešojo kalbėjimų, arba, dauguma, sakykime taip, sako, kad dėja, bet kaip yra svarbiau už ką. Ir aš negaliu nesutikti. Tai iš tikrųjų, tame yra daug tiesos. Kaip yra labai dažnai svarbiau už ką, ir tai yra graudu protingiams žmonėms. Tu ir turinį gali gaminti, ir turėti, ir kurti, ir ieškoti, bet ateis kažkas, kuris moka taip, anaip, trečiai, lapatim, ir prašau, turi milijoną sekėjų. Tarp kitko, atsiųsiu jums pasižiūrėti, arba neatsiųsiu, galbūt jūs LinkedIn pažiūrėkite mano įrašą semestro savaitgalį, puikiausia TED kalba, vadinasi Nothing. Ir ten 5 minutės žmogus kalba apie nothing, jums atrodo, kad aš dabar kuriu prasmę, bet aš tik tai vedu prie to, kad dabar jūs išgirsite kažką svarbaus, bet išgirsite. Ir va taip jis suka, ir labai, labai įdomu. Mes nenagrinėkime, kodėl jau kiti pamiršta. Mes pagalvokime, ką mes apie save galim padaryti, ar ne, ir ką suprasti. Tikrai, nei vienos iš tų dalių išmesti negalime. Prasmės formulė. Žinai, kaip aš įvardinu? Kaip plus ką. Kaip plus ką. Nes jeigu aš pasakysiu, aš vyrų savo pasakysiu, ar ne? Ar tu mane myli, bet aš tą patį rašau prie LinkedIn prie tos kalbos. Ar tu mane myli? Jis sako. Taip. Turinys yra nuostabus, turinys yra fantastinis, jis mane myli, bet kaip, ar nesukūrė kitą prasmę? Arba aš klausiu, tu mane myli, o jis sako, ir jis nieko nesako, bet aš matau, kad tas kaip laimėjo visą turinį, ar ne, tas turinys prasiskverbė. Tai yra klaida. Arba vieną labai jau gerbti dalį, arba kitą dalį. Ką yra svarbu protingiems žmonėms. Bet jeigu mes norime, kad mus išgirstų tie, kurie šiaip nėra linkę, mums reikia ieškoti kaip. Kaip pasakyti taip, kad mus išgirstų. Tai man prasmė yra struktūra plus turinys, arba kitaip sakant, kaip ir ką. Ir tada visi patenkinti. Ir tiems, kuriems reikia to, ir tiems, kuriems reikia tikro turinio. Super. Kaip praplėtai į kitą dar dalį. Ok. Dar turi vieną. Valda, nežinau, Valda yra, nėra. Gerai, klausiu tada už Valdą. Gal Valda paskui vėliau atlieps į komentarą, kuomet jau įrašas bus platformoje paliktas. Kodėlgi tai baisu klausytis savo balso iš šalies? Ką tai sako apie asmenybę? Ką tai sako apie asmenybę, kad baisu? Galbūt vėliau atsakys, bet kodėl baisu? Todėl, kad mes neatpažįstame savęs. Čia tie ego, super ego, lūkesčiai savo, aš įsivaizduoju save štai tokią, o gaunu štai tokią. Bet esmė, kad nei aš ką gaunu, nei aš ką prarandu. Aš ką girdžiu savyje, tą arba panašiai. Gerai, paprašiau pasakysiu. Skirtumo jokio nėra, bet kai mes girdime save iš vidaus, mes girdime kitą skambėjimą, todėl kad jis iš vidaus per vandenis, per kaulus, per visas medžiagas, per raumenis, ir mes girdime apvalesnį ir platesnį balsą. Mes girdime savo obertonus. Bet kai mes klausome save įrašus, mes jau tų visų vidinių apšviestų dalykėlių, įgarsintų dalykėlių, jau nebegirdime ir mums trūksta. Ir paprastai tas balsas mūsų tampa plokštesnis, mažiau kažkoks netoks. Idealiausias momentas yra, kai mes antiek mokame įgarsinti savo kūną, kad mums patinka ir malonu čia, ir visai malonu girdėti iš šono. Ką tai sako apie žmogų, aš galiu pasakyti, tik tai, kad jis neišnaudoja savo balso potencialą. Nes jeigu išnaudoji, tikriausiai balsas patiks ir įrašuose, nes juose bus daugiau obertono. Jeigu į ten plėstis, bet aš neįčiau ten,
galima užduoti klausimą, kiek tu save priimi, kiek tu gali realybėj į akis pažiūrėti. Bet čia jau prasideda mano akimis kažkokia nesąmonė. Tu nežinai, ką daryti su tą informacija. Man nepatinka ir aš vengiu, galima apie, kaip vadinasi tas proaktyvumas, ar ne? Tau nepatinka, pabandyk sužinoti apie ką tai. Vienu žodžiu, ką tai sako apie žmogų, tik tai iš tikrųjų, kad jis neišnaudoja savo balso potencialą. O visi šitie kiti psichologiniai dalykai, mano akimis, absoliučiai nieko neverti. Okay. Ačiū už pasidalinimą. Mėginu sužiūrėti dar laikę, žinai, turim kelias minutės, Olga. Jeigu tu skaitai, aišku, tuos klausimus visus, Ramunė dar buvo įdomu, tokį temą palietus, jinai kalbėjo, aš ir galbūt čia tada pasidalinsiu pas mus čia Zoomo platformoje, tada įmesiu nemažai to teksto, garso leidimo praktikos. Garso leidimo praktikos ramina nervų sistemą. Nervą klajoklį aktyvuoja ir sukuria vidinį saugumą, iš kurio balsas nebespaudžiamas, o natūraliai kyla. Jos atveria gebėjimą kalbėti ne tam, kad įrodytum, o kad būtum girdimas, aiškiai ir lėtai. Iš šios būsenos gimsta savas žodis ir drąsa pristatyti save be vidinės įtampos. Vienas iš kito neišplaukia. Okay. Balso praktikos yra labai sveikos. Tikrai. Sveiko, žinai, dėl ko? Dėl to, kad balsas su visom vibracijom, su visais dalykais atskleidžia kūne papildomą džiaugsmą. Ir tai yra įrodyta ir apie tai labai daug specialistų kalba. Man labai pasisekė, kad aš pradžioj tą pati pastebėjau, o po to perskaičiu, kad aš čia ne pirma, kuri tą atradimą padarė. Dėl ko? Tikriausiai dėl kinestetinės sistemos. Kinestetinė sistema yra visa apie pojūčius kūno, ar ne? Saldu, minkšta, aštru ir taip toliau. Ir pagauti džiaugsmą lengviau iš kinestetinės sistemos. Tai jeigu tu skambi ir tavo kūnas vibruoja, tavo smegenys gauna, nežinau kaip ten su tuo nervu, tikriausiai tame yra, aš kai perskaičiau tą klausimą, pagalvojau, kad tikriausiai tame yra racijos, ne jis yra svarbesnis, svarbiau galbūt ten, kad ir vibruojasi ir smegenys, bet vibruoja raumenis ir smegenys gauna informaciją, kad kūnas atsipalaiduoja. Ir tada smegenyse kažkas keičiasi. Balso praktikos grąžina džiaugsmą į gyvenimą. Kokiu būdu? Tokiu galbūt, kurį paaiškinu, bet kad tikrai grąžina vienareikšmiškai. Kiek tu užsiimu, tiek matau ir tai yra vieni iš gražiausių mano pastebėjimų sesijose arba mokymuose, 2 dienų, 10 savaičių. Aš įvairius formatus turiu. Džiaugsmas tikrai grįžta, džiaugsmas nuo savęs, džiaugsmas nuo kontakto su žmonėmis, nuo draugysčių, nuo pokalbio apie nieką, tie small talkai staiga tampa irgi malonus. Tai, kadangi man tai yra svarbiausia, ką galima gauti iš balso, grąžinti džiaugsmą į gyvenimą, aš sakau, kad taip reikėtų. Žinai, mes dabar gyvename tokį gyvenimą, dar prieš 100 metų niekam neateitų į galvą, ar ne, eiti specialiai pas Olgą Polevikovą, užsiimti balsu, kad grąžintų džiaugsmą į gyvenimą. Žmonės susieidavo, dainuodavo ir tas džiaugsmas atsirasdavo. Nežinau, kas skaitėte, bet tikriausiai daugumą skaitėte Harari Sapiens. Aš įveikiau visai neseniai. Ir jo klausimas knygos pabaigoje, labai sunku istorikams pasakyti, kada žmonės buvo laimingesni dabar, arba prieš 100 metų, ar prieš 1000, ar prieš 100 000 metų. Bet kas yra su dainavimu, su žaidimais, su ta iškrova, kur mes dabar perkame nueiti ir kūnų savo paužsiminėti, ar ne, žmonės gaudavo labai natūraliai ir balsą jie gaudavo labai natūraliai. Deja, bet mes dainuojame savo vaikams mažai, ne taip, kaip buvo įprasta anksčiau. Ir aišku, mes prarandame, kur jį išnaudoti ir
tas, kas buvo natūralu, šiandien mums taip, wow, balsas gi grąžina džiaugsmą. Nu, tikrai grąžina. Tikrai tas praktikas reikia įvesti. Norite, skirkite 10 minučių atsisėdę ant kilimėlio ir medituokite su OM, norite, dainuokite su savo vaikais. Tai yra tas pats, absoliučiai tas pats. Ir aš visada už tai, kad mes tas praktikas įpintume į kažkokias rutinas, o ne skirtume, nes viskam gyvenime neskirsi laiko. O balsas jis visada su mumis, visada. Aš dainuoju, žinai, yra toks klaunas, vienas iš gražiausių pasaulyje, Slava Palunin. Ir jis sako, kas yra laimingas žmogus? Tas, kuris šokinėja, švilpia ir dainuoja. Nu tai iš tikrųjų tai. Dainuoti galima visada. Taip. Eina tau šokinėja, švilpia ir dainuoja. Tai apie laimę, ar ne? Bet galima ir atvirkščiai. Aš pradedu dainuoti ir man šviesiau, lengviau. Ir nieko čia ypatingo tokio, ką mes šiame amžiuje atrastume. Žmonės visada taip darė. Turbūt nebereikalo. O klausyk, jau taip visai pabaigoju dabar, o dainavimas ir niūniavimas, nu, tos dainos, melodijos kažkokios, čia yra kažkokia, tai, nežinau, sąsaja su kažkuo, kaip tavo patirtis sako? Matai, apie dainavimą aš ne tai, kad nelabai išmanau, aš pasirinku nelįsti, nes dainavimas ir kalbėjimas ir balsas kalbėjimo yra šiek tiek skirtingi dalykai, šiek tiek. Bet aš atsimenu iš savo gyvenimo, žinai, nieko nėra gražesnio negu teatras. Ir kaip aš jau jį myliu, ir kaip aš propaguoju, kad reikia atrasti teatrą tiems, kurie dar neatrado, nueikite ir pasižiūrėkite, neikite, vienu žodžiu, čia galima atskirą paskaitėlę, kaip atrasti džiaugsmą per teatrą, pavyzdžiui. Bet ir aš pastebėjau, mes kalbėjome, aš labai gerai atsimenu tą pokalbį su mano kolega, puikių dainavimo mokytojų, Josefas Beitsas. Ir jis būna Lietuvoje, labai rekomenduoju, kas mėgstate dainuoti, nueiti pas jį į pamokas būtent dainavimo. Ir jis atvažiavo statyti į teatrą, kuriam aš jau vadovavau, miuziklą. Ir aš sakau, Džo, tu žinai, kas atsitiko? Kas atsitiko? Aš sakau, aš eidama parkinge visada dainuodavau vakare namo, o mano ten sesijos ir darbai iki teatro irgi ten 9, 8, jau tylu galima dainuoti parkinge. Ir aš sakau, ir aš supratau, kad su manimi kažkas blogai, nes aš nustojau dainuoti. Ir man iš tikrųjų, ir aš supratau, kad aš ten kažkur tame teatre savo nuėjau su savimi ne į tą pusę, nes aš nustojau dainuoti. Tai dainavimas yra gerai, niūniuoti arba dainuoti, mano manimu yra nesvarbu, bet tai gali būti vienas iš rodiklių, kad kažkas su tavimi gerai vyks. O kaip jau ten profesionaliai, ten jau dainavimo tegu mokytojai sako, aš apie kalbėjimą. Aš žinau, kad pasiimti ir paskaityti eiles, o dar išmokti eiles ir jas kartoti, nes po 120 kartų tau atsiranda naujos prasmės ir kartoti tuos eilėraščius ir kartoti tai yra toks gėris. Ir tai taip gerai. Bet aš pradžioje sakiau, kad jeigu aš pasakyčiau, o mes visada užsiimame, mes imame tekstus poezijos balso algoritme ir per juos darbę, ne tai, kad specialiai aš labai mėgstu poeziją, nors mėgstu, taip yra tiesiog lengviau. Bet mes pastebime, kad kartojimas tų teksto, nardymas kito žmogaus parašytose eilutėse praplečia tavo saviraiškos rėmus. O jeigu jau mes taip į pabaigą nueiname, balsas tai apie ką? Apie saviraišką, apie drąsą išreikšti save pasauliui, apie gebėjimą, apie mokėjimą iš tikrųjų. Nes man norisi, bet niekaip nebevyksta irgi nelabai gerai. Bet tai apie transliaciją, mes visi tie pasauliai. Kaip tai skambėtų pompastiškai arba jau efemeriškai gražiai, bet mes kiekvienas esame pasaulis. Ir kaip man dar išreikšti save pasauliui, jeigu ne per kūrybą. O balsas tai yra ta kūryba, tas metodas užsiimti menu, kuris duotas kiekvienam. Mes galime skaityti tekstus, mes galime skaityti eiles, mes galime dainuoti prie stalo su savo draugais,
teptuko, nežinau, ir tai dailininkai sako, kad kiekvienas gali ir turėtų, aš iš tų, kur, sako, nu, gal ne visi, gal aš išimtis, bet balsugi mes kalbame ir tai yra vartai į savyraišką, kuri yra nu, labai paprastai pasiekiama ir tai yra labai gražu. Ir balsą, ir kalbėjimo dovana, ir tai, kad mes galim atsidaryti eilėraščius ir paskaityti, nežinau, žmonai, vaikams, savo garsu. Nereikia priimti kaip duotybę. Ne visi žmonės kalba. Pirmai žinome, kad ne visi kalba ir kad to mes galėtume, kaip sapiens, neturėti, bet mes turime gražu perkelti turėjimą balso į kitą lygį, kur galim padėkoti, va Jėzau, kaip gerai, kad mes turim, kaip gerai, kad aš moku save pripildyti, nežinau, skaitimų garsų arba pokalbį su draugu. Super. Nu, turbūt pats geriausias ir užbaigimas. Tu tokį rezumė, žinai, praktiškai ir padarai. Olga, žinau, kad dar nepamiršti vieno dalyko. Mes visų klausiam, kas iš savos, nežinau, iš atminties, nes tikrai nesiruošė šito klausimo, nebent žiūrėjo kažkurį kitą įrašą. Ką turi rekomenduoti? Tavo mėgstamiausia, mėgiamiausia arba paskutinė, kuri skaityta ar knyga, TED kalba, galbūt serialas koksai nors, gal podcastas koksai nors. Ką tu norėtum rekomenduoti, tokio, žinai, sąmoningumo fone, nes bendruomenė irgi apie sąmoningumą. TED kalbą aš jums atsiųsiu, ji viena iš tokių linksmiausių ir ne geriausia visų laikų. Bet labai gera tam, kad suprasti būtent va, tą aspektą, kaip ir ką susijungia ir padaro turinį, netgi jeigu kalbėtojas labai nori to turinio neturėti. Mano mėgstamiausia TED kalba, kurią aš peržiūriu kelis kartus per metus, tai tikrai. Tai yra dirigento kalba, kaip pamėgti, man atrodo, klasikinį muziką. Aš atsiųsiu nuorodą. Tai yra labai gera. Aš ją visada rekomenduoju ir savo mokymuose, kaip principas, kaip vertinti pauzę kalbėjime ir kaip išmokti valdyti tuos atidėjimus, kuriuos aš dabar taip stengiuosi parodyti. Tai yra labai, labai, labai gera kalba, būtinai atsiųsiu, kaipgi aš galėjau pamiršti pavardę to mano mylimo dirigento, bet su pavardėm. Tai rasim. Taip, o iš knygos, nežinau, ar yra vertimas į lietuvių kalbą, į anglų tikriausiai bus, kas galite skaityti prancūziškai, absoliučiai idealu. Tai yra, pavadinimas knygos yra tuoj. Ten galima iškirti tą pauzę dabar. Jos nėra, tiesiog, jos nėra. Gerai. Tai palaukite truputį, aš tuoj pasakysiu. Arba varliai galbūt. Aš irgi atsiųsiu tą pavadinimą jums ir labai rekomenduoju paskaityti. Nusivylusios, vadinasi, nusivylusios. Apie 4 draugės, labai labai graži, tie, kurie mėgstate labai geros kokybės detektyvus su gilė psichologija, tai yra tiesiog numeris 1, bet dar spėjau metų pabaigoje perskaityti Meisonas yra autorius ir knyga yra Kažkoks ten miškas. Yra neįtikėtino grožio knyga. Pokalbis su gamta, su skirtingais pasauliais, va tą, ką aš rekomenduoju. O miškas koks tai galėtų būti? Šiaurės miškas, štai kaip vadinasi. Pagaliau, aš prisimenu. Tai va tą, ką aš labai, labai rekomenduoju. Susirink, super. Čia aš aišku galėčiau ir gražiau kažkaip taip, ne M-B, kaip ten pavardė, bet nesvarbu. Čia kaip tik yra turinys nuo kaip. Kaip šiuo atveju, nesvarbu. Tempiau tas pavardės. Bet turinys mano rekomendacijos. Bet tada būtų kitaip. Tada būtų kitaip. Bet buvo taip unikaliai, taip kaip tu moki. Super. Olga, ačiū tau. Kiti jau matau, kad buvo atsijungę su padėkojimu, atsisveikino. Tai didelis dėkui tau, kad radai laiko, kad prisijungiai, kad
dar šiek tiek kitaip, nežinau, paskatinai galbūt patyrinėti tai, su kuo kiekvienas būnam visada, žiūrėk, su balsu. Ar tai savo, ar tai girdim, ar tai kitus stebim. Ir tai bus dar papildomas patyrinėjimas, nes ten dar galim daug ko atrasti. Ačiū, Olga, dar kartelį tau. Ačiū labai visiems, kad susirinkote, kad uždavėte klausimus. Gal aš galiu pasakyti, kad vasario 28 ir kovo 1 aš turėsiu 2 dienų balso algoritmo grupę ir mielai kviečiu prisijungti tuos, kuriems yra aktualu. Nu tai, kad jau turbūt ir pasakė, ir nėra kaip iškirpti, vadinasi. Super. Ačiū tau. Ačiū Jums labai už pokalbį. Dėkuoju. Ačiū, Olga, malonu labai man. Dėkuoju labai. Dėkui visiems. Iki. Ačiū Jums, iki malonaus. Mes atsisveikinam ir sakom, kad susitiksime vėl savaitę po savaitės, atitinkamai antradieniais. Kas dar nesat School bendruomenė, tai čia prisijungkit, nuoroda yra palikta, kas YouTube žiūrit, o kas žiūrėsit įrašą, palikit savo atsiliepimą, ką radot savo naudingo. Tiek, iki malonaus, ačiū Jums, ate.